Okay guys, get ready with me. Part 2, nes part 1 yra pas Liepą. Kažkas buvo užėmę mano stalą. Tai truputį turėjau... Tikrai, ne Liepa. Tiesiog kažkoks žiurkėnas. Taigi ne tu. Nu žodžiu. Ruošiamės varyti į miestą švęsti joninių. Tiesiog su draugais, nes šiaip nežinom, kas vyksta tam mieste, mes tiesiog norim varyti out, like something to do. Tai va, ir grįžom ką tik iš jos mažytės. Nes dabar ten šiaip žiūri fainai, bet ten dabar tiesiog reikia, kad būtų geras oras, kad būtų fainai, tai dabar ten biškai es. Tai va, aš labai norėjau gero fito, bet nelabai kažkas sudėliojau, tai mano fitas žiūri basic. Vėl tiesiog mano batai bus fitas. Jūs dar nematėte mano batų. Aš po to jums parodysiu. Nu gerai, Liepa jums parodys mano vis batus. Jie žiūri panašus su mano praeitis. Wow, tiesiog wow. Parodyk savo tuos, va. Mes turim matching tuos rožinius. Ir tiesiog tipo man visi sako, tai čia tokie patys kaip tavo praeiti buvo. It's not the same. Like, it's not the same. Side by side žiauriai skiriasi. Ir tipo realybėj šiti metalai, žodžiu, I like it. Ir prie mano džeketo žiūri gerai matchinam. Tai va, tai žiūri excited. Šoksai man žiauri gerai atrodo ir prie sijonų, ir prie džinsų, prie visko. Man ant mergų žiauri gražiai atrodo šoksai. Ir jie žiauri patogus. Tai čia, as I was saying, man paskambino Lonce, bet, žodžiu, tiesiog žiauri patogus batai ir aš dabar jos čia jau vos ne kaip kolekcionuot pradėsiu, nes žiauri geri batai. Žodžiu, guys, aš manau, kad aš pabaigsiu ruoštis off camera ir aš pausinsiu šitą. Ir jeigu žinot, kur, kas šiandien vyksta Vilniui, please rašykit arba mane paima, arba į komentarus. Davai pasidalinam, kas žino informaciją, nes mes varysim. Mes žinom, kad po 8 tramų, ne? Stand-upas. Po 8 tramų vyksta kažkoks stand-upas Gedimino prospekte. Mes nežinom, ar ten tikrai nėra kokio age limito, tai žodžiu, bet mes bandysim ten varyti. Žinom, kad dar kažkokie konsai vyksta, bet nelabai žinom kur. Tai nu žodžiu. Ok, aš varau viską pasibaigt. Įkelsiu fit čeką vėliau, plaukus, nežinau ką darysiu. Love you, bye! Rašykit, kur varom.